Mažylis Makvynas buvo pasiklydęs kažkur tose dykumose. Pažiūrėkime vaizdo įrašą, kurį radau. Nežinau, vaikinai, ar tai tiesa ar melas, bet tai tikrasis Makvynas. Čia yra Sally, o čia Mažylis Makvynas. Jie kartu keliauja mieste. Bet tada Mažylis Makvynas yra vienas. Jis nėra pasiklydęs tose dykumose, kur mes dabar esame. Jis buvo pasiklydęs kažkur čia. Tada jis eina į mišką ir dabar jis yra vienas. Taigi jam reikia mūsų pagalbos. Nežinau, ar tai tiesa ar melas, ar Mažylis Makvynas tikrai egzistuoja, bet mes turime jam padėti. Turime tai išsiaiškinti. Eime! Jei visa tai nėra netikra, mažajam Makvynui reikia mūsų pagalbos. Ir mes turime jo ieškoti visame šiame dykumos plote. Ir tam naudosiu savo dviratį. Eime, gelbėti Mažylio Makvyno. Turime labai mažai laiko, todėl turime paskubėti. Gerai, eikime ten. Makvynas buvo matytas kažkur ten, tose dykumose. Turime ieškoti visur. Mažajam Makvynui gali reikėti mūsų pagalbos. Jis buvo kažkur ten. Ei, palauk, kas tai? Matau kažkokias raudonas dalis. Taip, štai tai. Oho, mes kažką radome, vyrai. Kas tai yra? Palaukit, čia raudonas daiktas ir jis atrodo kaip mašinos variklio dangtis. Vyrai, čia parašyta Rust Eze. Taigi, tai yra Mažylio Makvyno mašinos variklio dangtis. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo tikrovėje ir ką mes radome. Taigi visi šie vaizdo įrašai atrodo nėra suklastoti. Jie gali būti tikri. Taigi aš buvau teisus. Mažylis Makvynas buvo kažkur pasiklydęs tose dykumose. Tad tęskime paieškas, nes matau dar vieną dalį čia pat. O dieve, ne! Tai atrodo kaip spoileris, kaip galinė Mažylio Makvyno dalis. Taigi mes radome priekinę dalį ir galinę dalį. Atrodo, kad Mažylis Makvynas subirėjo į dalis. Turime tęsti paieškas. Mažylis Makvynas buvo čia. Ir kas tai? O ne, vaikinai, žiūrėkite, čia dar viena dalis. Čia Mažylio Makvyno žibintas. Negali būti. Tai ratas. Tai priekinis Mažylio Makvyno ratas. Dėl kažkokios priežasties. Mažylis Makvynas, kai jis dingo, buvo suskaldytas į dalis. Taigi jis gali būti miręs. Turime paskubėti jį surasti, nes turime jam padėti. Turiu idėją. Galiu paleisti savo skraidantį droną. Naudosiu savo dviratį, kad pakilčiau aukščiau ir surasčiau aukščiausią tašką dronui paleisti. Taigi, darykime tai dabar, vaikinai. Pirmin. Taigi dabar mes esame aukščiausiame taške ir galiu paleisti savo skraidantį droną, kad kuo greičiau surasčiau Mažylį Makvyną. Padarykime tai dabar. Suraskime Mažylį Makvyną. Pirmin, skriskime. Taigi dabar mes tyrinėjame dykumą, kur buvo matytas Mažylis Makvynas. Bet šiuo metu, vaikinai, nieko nematau. Pajudėkime šiek tiek į priekį. Dabar dykuma virto tankiu mišku ir matau kažką raudono. Ar tai Mažylis Makvynas? Priskriskime arčiau. Vaikinai, žiūrėkite! Tai ne Mažylis Makvynas, tai tikrasis žaibas Makvynas! Turime prie jo nusileisti ir jį surasti. Nes pažiūrėkite, vaikinai, jis turi sulūžusi ratą po avarijos. Turime paskubėti, turime nueiti pas tikrąjį žaibą Makvyną ir galime jo paklausti, kur yra Mažylis Makvynas. Einam, esu tikras. O dieve, tai neįtikėtina, vaikinai, tai tikrasis žaibas Makvynas ir mes jį radome. Mačiau, kad visa tai nėra tikra. Mačiau, kad visa tai netikra. Tikras žaibas tikrame gyvenime. Ar jis gyvas? Tai tikrai ne dirbtinio intelekto sukurta klastotė ar kažkas panašaus. Jei jis gyvas? Kaip tai manoma? Eime, prieikime arčiau, vaikinai, bet nemanau, kad tai tikra. Jis nejuda, bet tai taip keista. Jis turi originalų automobilio variklio dangtį, rastės ir labai gražų bei labai dailų galinį spoilerį. Taigi jis tikrai atrodo kaip tikras žaibas Makvynas. Ir pažiūrėkite ratą. Jis pažeistas, jis nuplėštas nuo to automobilio. Viskas atrodo kažkaip keistai. Mes ieškojame Mažylio Makvyno, bet radome tikrąjį žaibą Makvyną. Bet vis dar nežinome, ar jis tikras ar netikras. Ei, mano variklio dangtis. Oho, ar jis kalba? Taip. Ar tu tikras, Makvynai? Ar tu gyvas? Taip, esu. Aš esu žaibas Makvynas. O kas tu toks? Ir ką tu čia veiki? Taip, aš esu Slavas. Aš čia ieškojau mažojo Makvyno. Tavo sūnaus spėju. Taip, jis mano sūnus. Aš taip pat jo čia ieškojau, bet tada tiesiog stipriai sudužau.
Taip, matau, kad esi sugedęs, kad sudužai, bet mes galime padėti vienas kitam. Aš galiu tave suremontuoti. Tu gali tai padaryti man? Tai būtų taip malonu. Gerai, taip, eikime į mano garažą. Aš galiu suremontuoti žaibą Makvyną. Ir kartu galime surasti mažylį Makvyną. Eikime. Taigi, pirmin. Šiuo metu mano dviratis ir žaibas Makvynas yra ant mano platformos ir mes pasiruošę judėti į dirbtuves, remonto dirbtuves, tad padarykime tai dabar. Ar esi pasiruošęs, Makvynė? Žinoma, eikime. Puiku, judėkime toliau. Gerai, taip, vaikinai, mes atvykstame taisyti tikrojo žaibo Makvyno. Ar esi pasiruošęs, mano draugė? Aš daugiau nei pasiruošęs. Puiku, štai mano dirbtuvės, eikime ten. Taigi, vaikimai, ar esate pasiruošę taisyti tikrąjį žaibą Makvyną? Tikrai? Aš tikrai pasiruošęs. Gerai, bet aš neturiu patirties taisant tokio tipo automobilį. Taigi pabandykime išsiaiškinti, kaip tai daroma. Turime čia keletą atsarginių dalių ir naudosime jas tikrojo žaibo Makvyno remontui. Pažiūrėkite tą žaibą, kuris turi numerį 95. Net vaikinai, turime paskubėti. Taip, turime paskubėti, kad išgelbėtume mažylį Makvyną. Kad išgelbėčiau savo sūnų. Taip, žaibas teisus. Turime kuo greičiau išgelbėti mažylį Makvyną. Turime tai sutaisyti ir naudosime įrankius, kuriuos galime rasti šioje unikalioje dirbtuvėje. Nes čia turime unikalių įrankių, kuriuos galime panaudoti žaibo Makvyno remontui. Taip pat čia matome Makvyno nuotrauką. Ir pažiūrėk, čia labai graži Makvyno ir Sally nuotrauka. O čia yra žaibas Makvynas, mažasis žaibas Makvynas, kurį turime išgelbėti. Bet vaikinai, aš vis dar nežinau, kaip taisyti tokio tipo sportinius automobilius. Bet galbūt materis gali mums padėti suremontuoti žaibą Makvyną. Taigi paskambinkime jam, kad gautume pagalbos. Sveikas, bičiuli, ar tau reikia materio pagalbos? Taip, materi, man reikia tavo pagalbos atstatyti Makvyną. Gerai, pirmiausia pakelsi juos su to daiktu ant žemės. Gerai, paimkime tą daiktą dabar. Taigi, pakelkime žaibą Makvyną dabar. Gerai, materi, ką turėtume daryti toliau? O dabar tiesiog uždėk jam naujus ratus, partnerė. Padaryk tai. Supratai? Uždėkime juos. Gerai, kas toliau? Dabar turime tinkamai sutaisyti kelis ratus. Matai tą dėžę? Tiesiog pasirink vieną įrankį ir padaryk tai. Gerai, supratau. Manau, kad tai tinkamas įrankis ratui uždėti atgal, nes jis gražus. Jis geltonas ir čia yra numeris 95, bet palauk. Ne. Tai neveikia. Dėl kažkokios priežasties netinka. Grįžkime pas meiterį ir paklauskime jo. Na, partneri, ar pavyko pataisyti kokius nors ratus? Ne, meiterį, man nepavyko. Naudojau netinkamus įrankius. Ką turėčiau pasirinkti? Velnias. Na, tada pabandyk štai šitą mandresnį. Tu turiu omeny tą daiktą? Taip, broli. O taip, atrodo gražiai ir dar raudonos spalvos, vadinasi sportinis. Sutaisykime jį. Pirmiausia, čia uždėsime šiuos veržles, o tada naudosime šį elektrinę gervę. Ir dabar viskas baigta. Jis jau savo vietoje. Taigi, ar esame pasiruošę važiuoti? Ne, žmogau, žinoma ne. Tu vis dar turi mane įkrauti. Gerai, įkraukime tave, žaibai Makvynai. Gerai, pažiūrėkime, kas slepiasi po žaibo Makvyno variklio dangčiu. Oho, koks didelis ir galingas variklis! Bet pirmiausia, turime įkrauti akumuliatorių. Ir mes uždėsime šitą, šitas eina čia, o anas eina čia. O dabar turime gauti elektros. Ir šie laidai eina čia ir čia. O tada įjunkime. Oho! Jis tikrai kraunasi. Tai ar galime dabar eiti gelbėti mažylio Makvyno? Neslaviu, nesijaučiu pasiruošęs eiti. Paklauskime Materijo paskutinį kartą. Ką dar turėtume padaryti? Ei, Materi, mes viską padarėme. Ką turėtume daryti toliau? Na, partneri, ar pakeitė alyvą? Alyvos keitimas, žinoma. Einam, pirmin. Taigi, mums to daugiau nereikia ir mes čia įpilame šiek tiek alyvos. Štai taip. Ir štai taip. Mes pilame šviežią alyvą į greitai žaibą Makvyną. Štai taip. Tai galime dabar važiuoti gelbėti mažojo Makvyno. O taip, dabar aš pasiruošęs. Greitesnis už greitį, vikresnis už vikrumą. O taip, dabar jau kalbam rimtai. Eime ir suraskime jį.
Taigi, vaikinai, dabar mes pagaliau pasiruošę išgelbėti mažylį Makvyną. Bet pirmiausia, turime jį surasti. Ar esate pasiruošę? Žinoma. Gerai, aš taip pat pasiruošęs. Einam! Taip, einam, išgelbėkime mažylį Makvyną. Gerai, judėkime toliau. Nes paskutinis mažylio Makvyno signalas buvo kažkur čia. Ir mes turime jo ieškoti, tiesa? Taip, ieškokime šioje vietovėje. Taip, ieškokime toliau. Jis buvo kažkur netoliese. Ei, vaikinai, pažiūrėkite, kas ten. Tai dar vienas ratas. Tai yra kūdikio Makvyno ratas, kurį matėme anksčiau. Ir štai dar vienas. Tai dar vienas įrodymas, kad mažylis Makvynas yra didelėme pavojuje. Ar supranti tai, Žaibe? O ne, tai didelė bėda. Taip, tai labai didelė bėda. Bet pažiūrėk, kas tai? Kažkokia žolė ir ji padengta alyva. Technika. Alyva. Ji labai blogai kvepia. Bet ką čia veikia mažylis Makvynas tame lauke? Visa ši teritorija yra darbo zona. Čia dirba tik traktoriai ir kombainai. Bet kas ten per daiktas? Kam čia ta alyva? Tepalas Frankui! Frankas yra kombainas, bet mažylis Makvynas labai bijo Franko, nes jis baisus. Matai šią žolę? Šitą žolę paliko Frankas. Dabar mes ją radome ant mažylio Makvyno likučių, tad jis galėjo žūti dėl Franko. Galbūt Frankas suvalgė mažylį Makvyną, nežinau. Taigi, vaikinai, dabar neturime laiko. Makvynė, turime panaudoti mano droną, kad surastume mažylį. Tad paleiskime droną dabar, pažiūrėsime iš viršaus. Žinoma. Dabar galiu matyti visą lauką iš viršaus, bet kol kas nieko įtartino nematau. Pajudėkime šiek tiek į dešinę. Vaikinai, pažiūrėkite, ar matote tai? Čia yra traktorius Frankas, kombainas. Taigi jis tikrai čia buvo. Pažiūrėkite, koks jis didžiulis ir šiurpus. Galiu manyti, kad mažylis Makvynas bijojo to Franko. Taigi jis kažkur netoliese slepiasi. Stebėkime toliau. Vaikinai, tęskime paieškas šiame lauke. Kažkas raudono slepiasi to lauko viduryje. Kažkur ten, vaikinai. Tai galėtų būti žaibas. Tai galėtų būti mažylis Makvynas. Eime, bėkime ir išgelbėkime jį. Einam. Ei, žiūrėkite, tai jis. Mes jį radome. O Dieve, ar tau viskas gerai, mažyli Makvynai? Man grėsia pavojus. Mes jį radome. Ir vaikinai, visi šie vaizdo įrašai buvo tikri. Dabar parveskime jį pas jo tėtį. Ei, Žaibe, pažiūrėk, ką radau. O Dieve mano. Mažasis Makvynas. Ir aš jį grąžinu tau. Labai ačiū, Slaiva. Mėra už ką, Žaibe Makvynai. Ir tau taip pat, mažasis Makvynai. Vaikinai, aš vis dar negaliu patikėti savo akimis. Viskas vyksta tikrame gyvenime. Dabar tėvas ir jo sūnus yra kartu ir jūs už tai spauskite patinka. Jei vis dar žiūrite, nepamirškite užsiprenumeruoti. Dabar. Jei norite pamatyti daugiau tokių nuotykių, užsiprenumeruokite mano kanalą. Prašau, turiu svajonę pasiekti 5 milijonus prenumeratorių. Tai mano labai svarbi svajonė. Mano vardas yra Slavas ir aš kuriu geriausius nuotykius jums, o jūs tiesiog užsiprenumeruokite, gerai? Iki greito susitikimo. Ir labai ačiū, kad žiūrėjote šį šaunų nuotykį.